Sveiki, sveiki, sveiki. Tai jau susitinkam tokiam vaizde. Aš esu savo miegamajame. Susidėjo grindis, susidėjo vonios kambaryje plytelės. Ir kol nebuvo baldų, tai atrodo, ką man jums parodyti, kaip atrodo grindis ir vonia. Kažkaip norėsi, kad būtų visko šiek tiek daugiau, kad galėčiau šiek tiek daugiau papliurpti. Šiandieną net atvažiavo baldai ir aš jau sėdžiu ant savo sofos atlošo, bet kadangi tai yra mano sofa, tai aš galiu sėdėti ant atlošo. Per šitą laiką spėjau visai nemažai dalykėlių tokių susiderinti. Turbūt labiausiai excited buvo mano kelionė į Šiaulius. Važiavau į Elteksą. Čia yra akmens gaminimo įmonė. O visos šitos serijos video pradžioje aš buvau minėjusi, kad kai kurių dalykų norisi brangesnių, kai kurių norisi pigesnių, kaip, pavyzdžiui, pigesnis gali būti galbūt šviestuvas, kuris tiesiog kabos. Stalviršis virtuvėje, man atrodo, yra tas dalykas, į kurį net nuomojamam bute reikėtų investuoti. Stalviršio tu tikrai nepasikeisi, nežinau, po metų. Jis bus prastas, jis labai greit dėvėsis. Bute, kuriame mes dabar gyvename, jis yra jau visas subraižytas. Mano žinias buvę šeimininkai negyveno ten ilgai, mes ten negyvenom dar nei metų, bet jis neatrodo tikrai gerai. Dėl to buvo pasirinkta daryti akmeninį, tiksliau granito stalviršį. Tokie atskleisiu jums paslaptėlę, kad kuo jūs imsit skambesnių pavadinimų įmonę, kuo žinomesnė, tuo jums bus brangiau. Elteksa siūlo geresnės kainas. Aš vykau pas juos į Šiaulius, į jų dirbtuves, kur tas akmuo yra apdirbamas. Kelsiu čia šiek tiek video. Turbūt didžiausias pliusas granito pasirinkime yra jo ilgaamžiškumas. Tai yra net atsparesnis, man atrodo, negu tikras akmuo, nes jisai yra feikinis akmuo, nes ten yra pora procentų jungiamosios medžiagos. Kelsiu irgi čia kažkur, kokį tą akmenį aš pasirinkau. Apie patį akmenį, apie jo pliusus aš jums dar daugiau pakalbėsiu tada, kai jis bus pas mane, kai aš jums galėsiu parodyti jį jau padėtą, sutvarkytą, žodžiu, įmontuotą. Dabar tiesiog labai trumpai norėjau užsiminti, norėjau pasakyti, kad yra tokia įmonė. Aišku, labai didelis pliusas yra tos įmonės savininkai. Tokio šiltumo žmonės, net savo draugui, kuris dabar įsirenginėjo namus, nusinčiau jų kontaktą, tai gavau lygiai tokį patį atsiliepimą, kad savininkai tai tiesiog, komunikacija, tokio šiltumo, tokio nuoširdumo ir labai malonu dirbti. Tai čia palieku jų kontaktus. Gerai, pasitikslinau, pas mane bus kvarcas, kuris yra iš 90% maltų akmens granulių ir ten keli procentai eina tos jungiamosios medžiagos. Šita įmonė gamina ne tik stalviršius, pas mane bus stalviršis virtuvėje, stalviršis ant salos, bus virtuvės sienelė iš akmens ir salos visa koja. Taip pat man daro ir vonios kambario kriauklės, žinot, tą pagrindą ir sienelę už jos, bet gali padaryti laiptus, išlieti jum kriauklę. Žodžiu, viską, ką galit sugalvoti su akmeniu, Elteksa jums tikrai gali padaryti. Dabar aš nepamenu tiksliai, bet aš jums čia užrašysiu, kokia gaunasi kaina. Nors mano butas mažas, bet nepamirškit, kad mano sala yra apie 2 metrus, man atrodo. Pabandysiu čia kažkur įklijuoti matmenis, kad maždaug įsivaizduoti, kokia kaina. Mano pasirinkimas kvarco. Man atrodo, kvarcas pas mane vėl pamiršau. Yra dėl to, kad butas bus skirtas nuomai ir man reikia, kad tas stalviršis po metų laiko atrodytų kaip naujas, kad jis nebūtų subraižytas, kad jis nebūtų pažeistas. Ir būtent kvarcas yra tam labiausiai tinkamas, kadangi jis turi tą jungiamąją medžiagą, jisai skaitosi vienas tvirtesnių. Kai butą įleidi nuomininkus, šitą dalyką norisi turėti kokybišką, tam, kad nereikėtų po metų keisti ar pergyventi, kad subraižys. Reikėtų parintis, nereikėtų galvoti, geriau vieną kartą į šitą dalyką investuoti ir po to tiesiog butas ilgesnį laiką išliks kaip naujas. Sofa, jeigu jinai ištepta, išgulėta,
tu ją lengviau gali pakeisti negu stalviršį. Čia tiek, o dabar dar šiek tiek pasivaikščiosim, šiek tiek parodysiu savo spintą. Miegamojo spinta yra, man atrodo, toks vienas didesnių akcenčiukų. Aš esu prisiklausius ten, kad nėra gal gerai, kai yra veidrodis prie miegamojo lovos, bet čia yra 36-7 kvadratai. Veidrodžiai duoda erdvės. Aš šiaip žiauriai mėgstu veidrodžius, ta prasme, aš gyvenčiau 100 kvadratų bute, vis tiek jų būtų daug. Atidarysiu, parodysiu vidų. Čia turim lentynas, pakabinama porą lentynų. Dar yra ledas, bet jis kol kas nėra prijungtas. Turim dar vieną pakabinamą, patraukiam kailinius. Čia turim 4 stalčius, 2 lentynas apačioje ir dar papildomai vietos. Atsiprašau, čia pas mane pušo sistema. Čia dar turim papildomai vietos. Rodo, kaip tokiame mažame bute. Čia yra tikrai pakankamai vietos. Vienam tai čia iš vis, man atrodo, idealiai. Bet net jeigu gyventų pora, kurie nėra apsikrovę daiktais, man atrodo, kad vietos yra tikrai pakankamai. Spintoje prisižiūrėjau Pinteresto ir pasirinkom tokias mažas sidabro spalvos rankenėlės ir parodysiu šiek tiek sofos. Viena atkeliavo sofa ir mano miegamojo lova bei čiužinys iš Baldai 1. Čia buvo turbūt vienas lengviausių apsipirkimų, vienas lengviausiai padarytų sprendimų. Tiesiog sėdėti vakare lovoje ir rinktis savo lovą ir sofą. Lovos... Mačiau jau, kaip atrodo ir lovos galas, matosi čia ir sofa. Sofa atėjo šiaip labai gerai supakuota, bet tiesiog netilpo pro duris, tai turėjom išpakuoti ir įsinešti, bet vis tiek yra plėvelė, kas yra žiauriai gerai, nes jinai po mėnesio dar čia būtų visa dulkėse. Man labai patinka. Kelsiu irgi dar koduką, kaip atrodo šita mano sofa ir kaip jinai turės atrodyti, kai bus sustatyta. Mano vienintelės bute dar nėra sudėta rozečių ir jungtukų. Parodysiu vonios kambarį su flashlightu ir iškart noriu pasakyti, kad mano plytelės nėra tokios intensyvios. Aš nesuprantu, kodėl filmuojant su kamera mano plytelės atrodo kaip su juodais dryžiais. Jos yra tokios pakankamo travertino, nėra per blankios, bet nėra ir labai intensyvus. Jos yra tobulos, bet aš nesuprantu, kodėl kamera žiauriai gadina vaizdą. Kambarį, kuris vis dar yra be baldų, bet čia baldai montuojasi paskutiniai. Ir mano gražiosios plytelės. Šitas bus chromo spalvos, bet jūs, jeigu žiūrėjot mano praeitą video, pamenat, kad čia irgi turėjo būti viskas juoda, bet aš persigalvau ir mes tiesiog uždėjom chromo spalvos. Čia bus gyvatukas. Plytelės eina iki čia. Šita siena lieka balta. Tiesiog, kad būtų biški įdomiau. Grindys jau primindytos, tai jos yra dar kitos plytelės. Nežinau kodėl, bet man vonios baldai yra įdomiausia ir dar nei vienam bute nėra vonios baldų. Labai laukiu. Aišku, jeigu nebūtų miegamojo spintos, turbūt laukčiau jos. Dabar dar parodysiu virtuvę. Čia turim mano virtuvę. Tokio grožio yra šita plokštė, tai labai miegamajam dar taip nesimato, nes yra veidrodžiai, o čia visiškai pilnai matosi vaizdas. Kaip ir jau rodžiau, virtuvė yra rėmelio formos, šonai išsikišę, čia bus sala. Dabar mano butas šiek tiek yra virtęs į sandėlį. Žiūrėkit šitą plokštę. Šaldytuvas jau vietoj. Ar labai greit apibėgsiu butą. Įėjus yra spinta. Labai bijojau, kad kai atsiras spinta, mažės erdvė. Kiek klaidų. Sumažės labai erdvės, bet čia tos erdvės yra visiškai pakankamai. Keliaujam į miegamąjį. Parodysiu gal šitaip šiek tiek savo sofos. Miegamajame spinta. Toliau vonios kambarys ir virtuvė.
Vaizdo priešai save dar nerodysiu, nes čia nieko dar nėra. Kai jau pasistatys sofą, atsiras televizoriaus spintelė, tada persuksiu kamerą į kitą pusę, o dabar parodau tiek, kiek yra padaryta. Baldininkų kontaktais dar dalintis nenoriu, dar palauksiu galutinio rezultato. Buvo šiek tiek nesusikalbėjimų, dar neskubu, pasižiūrėsim, kaip viskas išsispręs. Iki kito video.